Kiekvienas dalykas yra sunkus, jeigu tu jo sieki ir kiekvienas svajonės reikalauja tavo didelio darbo, bet man asmeniškai sunkus darbas yra man kaip, nežinau, kaip saldus vaisius. Tai aš mėgaujuosi tuo sunkiu darbu, nes žinau, kad po to aš galėsiu gauti dar didesnį atgalinį ryšį po savo sunkius darbus. Later. The same is usually said for women, that their prime tends to come. White and Mr. Kate, the lady of Lithuania, trying to make things even. Again, we don't know how the judges saw it. Aš Ernesta Kareckaitė ir esu profesionali MMA kovotoja. Su pažįstamu pabandžiau kelis smūgius padaryti ir man labai patiko. Aš pradėjau tuo sportu domėtis ir taip atradau savo trenerį Igną Barysą. Paklausiau, ar galėčiau ateiti pabandyti. Ir atėjau, pabandžiau ir viskas, ir mano gyvenimas pasikeitė. Visiškai atradau save ir nesigailiu nei vieną minutę, kad tokį sprendimą padariau. Iš tikrųjų, kaip moteris savo sportą, labiausiai erzinantį stereotipą girdžiu, kad tai tiesiog yra nemoteriška, bet aš manau, kad kiekvienas žmogus atradęs savo dalyką turi laikytis jo, turi siekti to savo svajonės, nes tikrai yra sportų, kurie yra nei mergaitiški, nei berniukiški, bet jeigu tau visi patinka, tu myli, ką darai, tai aš manau, kad ties to jau turi pasilikti. Mano sportą, manau, kad vaizduojamos moteris ir vyrai yra labai skirtingai. Vis tiek yra tie, kaip ir kalbėti stereotipai, kad tiesiog tai labiau vyrų sportas, bet šiaip moteris susilaukia labai didelio jau žinomumo, tos daugiau matomumo ir tas sportas tampa toks labiau prirašymas ir prie moterų ir tai tampa tarsi toks ne tai, kad kaip kasdienybė, bet natūralumas. Jau viskas yra įmanoma ir moteris tampa visur lygiavertės, tai aš dėl to labai džiaugiuosi. Jeigu man dabar būtų 16 metų ir norėčiau savo pasiųsti kokią nors žinutę, tai turbūt lygiai taip pat mąstyčiau kaip ir dabar ir tiesiog sakyčiau, kad eik, daryk, per sunkų darbą viską pasieksi ir svarbiausia tikėti savim, komandą ir tuo sunkiu darbu ir tikrai viskas įmanoma. Ir žinau, kad tiek tada, tiek dabar mano nuomonė apie tai yra vienoda ir dar labiau tikiu tuo, ką darau, nei tada, kada dariau. Tai jeigu kas nors abejoja moterų galimybėmis sporte, tai galiu pasakyti, kad moteris yra labai lygiavertės ir jos gali labai daug parodyti. Todėl moterų niekada nereikia nuvertinti ir manau, kad jos tikrai gali labai nustebinti ir įrodyti, kas jos tokios.